kas tai yra MMA? Kaip jūs susiję su to, jūs ir jūs? Kas jūs tokie esate toj struktūroje ir kas tai yra per iš viso per struktūrą? Gerai, pabandysiu aš apie šitą dalyką truputį papasakoti. Aš gal pradėsiu apie sistemos struktūrą ir panašiai, kad jūs galėtumėt suprasti, kas mes esame šitoje vietoje. Nežinau, praktiškai jūs greičiausiai kažkiek informacijos ten paskaitėt visame šitame portale. Pas mus yra padalinama kaip. Pas mus yra dalyviai ir sekantis žmogus po dalyvių eina taip vadinamas dešimtininkas. Čia žmogus, kuris atlieka kažkokį tam tikrą monitoringą tų žmonių, kurie aplinkui jo yra. Dešimtininkas ten gali turėti, sakysim, 10 žmonių aplink save. Sekantį pakopą eina šimtininkas, sakysim. Jisai atlieka monitoringą žmonių, tų dešimtininkų. Prižiūri dešimtininkus, taip. Ir irgi pats gali turėti kažkokių savų dalyvių. Ir taip toliau. Tai tūkstantininkas. Ne, tai kol kas ne. Kol kas mes ne apie finansus, čia apie valdymą. Finansus, tiesiog apie pačią procesą, kaip viskas padaryta. Tai šitoj struktūroje, sakysim, kaip aš pradėjau iš pirmųjų čia Lietuvoje domėtis viso šito procesu, mano statusas yra 10 tūkstantininkas. Tai čia aukštas jau pakankamai. Tai čia aukščiausias Lietuvoje? Praktiškai aukščiausias Lietuvoje yra. Kaip pat aš minėjau, yra dešimtininkai, šimtininkai, tūkstantininkai ir taip. Tai jūs vadovaujat viskam čia Lietuvoje? Ne visai taip. Aš galima sakyti, esu tos bendruomenės atstovas toksai. Ir kartu į pokalbį atėjo vienas iš mūsų dalyvių. Jo, aš esu eilinis dalyvis, ta prasme, koks yra tik atėjęs į sistemą žmogus, tai statusas yra šitas. O kiek jūs jau esate investavęs pinigų? Nekorektiškas klausimas. Gerai, aš pasakysiu, kiek aš esu investavęs pinigų. 7320 litrų. O kiek gavęs grąžos? Negavęs. Ta prasme, viskas yra procese. Mane šitas dalykas iš pradžių taip, ta prasme, inspiruoja kaip finansinis kažkoks tai mechanizmas, ne? Tas toksai pirmas, reiškia, susidomėjimas, yra galimybė padaryti kažkokių finansų. Bet ilgainiui, kai ta prasme įsigilini iš esmės, kaip sistema veikia, tu supranti, kad jeigu tu greši sistemą, ta prasme, tai bet ką tu greši, ta prasme, iš esmės sugadinsi. Todėl mane šita idėja visa yra MMA-mas įdomus kaip tam tikra ideologija, kaip filosofija, ta prasme. Kad tai yra ne šiaip, ta prasme, interneto puslapis, kur tu meti pinigus, ta prasme, ir nežinai, kas vyksta. Tu supranti, kad tai yra tam tikras judėjimas, jo užuomazga, jo pradžia. Taip pat labai daug informacijos pasižiūrėjau ir supratau, kad jinai labai vienpusė, ta prasme. Man šitas dalykas toksai iškart pasirodė nėra labai, ta prasme, gerai, kai žiniasklaida, ta prasme, visi pasisakymai, tai rodo, kad tik tai viena pusė, reiškia. Nėra jokios alternatyvos, niekas neužstoja, niekas nepasako, ta prasme. O žmonės, ta prasme, registruojasi ir pildosi ta sistema tokiu tempu, reiškia, ko žmonės to tikisi, ne? Tai jeigu taip teisybę pasakius, aš kaip suprantu, labai subjektyvu, aišku, ta prasme, aš vis dėlto kalbu už save. MMM-as gydo gobšumą. Kuria prasme? Todėl, kad iki pirmo indėlio žmogus, ta prasme, gali jaustis, ta prasme, tokiu, man reikia pinigų, bet čia yra natūralus, reiškia, išbadėjusio ir nustekento individo reakcija, ta prasme, į šitą visą reikalą. Jisai pirmą nori griebti nes kaip paskutinį kartą, žinot, pas mus ekonominė situacija yra tokia, kad jeigu šiandien prie lovio pribėgai, tai imi iki galo, nes rytoj gali būti, kad jau nieko nesigaus. Tai MMM koncepcija yra absoliučiai kita, kad truputėlį mažiau, bet nuolatos, ta prasme, tu turi pradėti disponuoti savo, ta prasme, lėšom ir tai negali būti jokie paskutiniai pinigai. Ta prasme, žmonės, kurie 94 metais nukentėjo nuo MMM ir dabar stovi tribūnos ir rėkia, kad mus ten nustekeno, atsiprašau, ta prasme, ar jūs kada nors gyvenime, reiškia, parduotumėt visą savo turtą ir nueitumėt į kazino, pastatytumėt, ta prasme, ant 36. Tai yra, na gerai, tai nėra piramidė, kas tada tai yra? Piramidė, ta prasme, okei, piramidę imkim kaip struktūrą, kurioje yra, ta prasme, tam tikra hierarchinė valdymo sistema, neišvengiamai. Viskas yra piramidinės principas, taip. Pati sistema, dėl, pavyzdžiui, pačio autoriaus Mavronė, kuris sėdi ant pačio viršaus, ta prasme, ir jisai
nukirtęs piramidę. Ta prasme, jisai nėra, pinigai neplaukia pas jį. Ta prasme, jisai negauna jokių pinigų. Ta Kaip prasme, tai negauna? aš jam nesiunčiu jokių pinigų. Jis iš manęs negauna nei 1 lito. Suprantat? Ta prasme, aš niekam iš viso pinigų nesiunčiau. O kaip prasme, tada jie mano pinigai sąskaitoj. daro pinigus? Jie mano sąskaitoj, ta prasme. Tai vat kaip tada? Paskui Andrėjus papasakos, kaip visą tai vyksta. Ta prasme, aš papasakosiu tokį paprastą dalyką. Viso šitoje temoje yra labai paprastas momentas. Pinigų fontanas, ne? Reiškia, pakyla į viršų ir leidžiasi į apačią. Ta prasme, tai orientuota ne į vienąkartinį ateimą į sistemą, nugrėžimą, kaip sakiau, gobšumas, ne? O į sąmoningą žmogaus dalyvavimą tam tikroje ekonominiai situacijoje. Ne? Kaip, ta prasme, mes visi turime bendrą piniginę ir kai tau reikia pinigėlio, nueini pasiemi tiek, kiek tau reikia pirkti vienam pirkiniui. Nu, 50-63 šaldytuvų nepirksi vienu metu, ne? Ta prasme, tai yra, sakykime, sfera, ta prasme, kuri turi branduolį. Branduolys tai yra valdymo forma, ta prasme, kur yra ta piramidė dėl tų dešimtininkų, šimtininkų. O pinigai iš esmės jie yra sferiniai, ta prasme, ir sfera yra nesvarbu nuo jos dydžio ar proporcijos, jinai vis tiek, ta prasme, pagal geometriją žinom, kad jinai rieda. Tai gerai, bet reiškia, kad norint, kad pinigai darytų pinigus, reikia vis naujų ir naujų žmonių. Taip, reikia, ta prasme, kad visi mes žmonės nustotume, ta prasme, visame tame krapštyti kažkokias tai juodasias, ta prasme, idėjas ir suprasti, kad, ta prasme, mes esame gyvenant šitį gaublį, ta prasme, visi bendrai. Bet žmonės vieną kartą baigsis. Ir piramidė tada žlugs. Nu, žinot, ta prasme, nafta vieną kartą baigsis ir tada visi žlugsim, ta prasme. Na, nu, aš drįsčiau ginčyti šitoje vietoje, nes piramidės, kaip žinia, visada žluga anksčiau. Nei viena piramidė, jeigu žinotumėte iš istorijos, ta prasme, nėra žlugusi. Visos piramidės yra sužlugdytos. Absoliučiai visos. 100%. Įskyrus, ta prasme, nekalbu apie tos, ta prasme, smulkius darinius, kurie kažkas norėjo pasipelnyti greitam laikotarpį, nes viena žinomiausių vis dėlto Ponzi sistema, taip? Jeigu mes pažiūrėtume, kaip Ponzi sistema žlugo, ją sužlugdė, ta prasme. Gerai, o kaip žlugo Mavrodio sistema, MMA? Ją sužlugdė. Ją sužlugdė? Taip, visiškai. Kas? Vyriausybė, ta prasme, tuometinė Rusijos valdžia. Ta prasme, nes jisai, suprantat jūs, kad yra, čia yra pinigų akumuliacija, kur varguoliai išsipirkinėja gaublį atgal. Nes dabar yra vektorius, kad pinigai eina į kapitalisto, ta prasme, pusę, taip, yra, ta prasme, bendruomenė, žmonės, eiliniai žmonės, kaip mes visi, paskui yra, ta prasme, mūsų prižiūrėtojai ir yra šeimininkai, tai yra tos visos ekonominės sistemos architektai. Jie ir pasiema visus pinigus. Va mūsų geometrinė figūra. Bet ekspertai sako, kad iš esmės jokia finansinė piramidė yra negalima, nes nėra tiek planetoje žmonių iš viso. Jis yra pasmerkta žlugti. Tokia jos prigimtis. Drįsčiau nesutikti dėl vienos priežasties, kad tai yra mentaliteto klausimas. 94 metais, ta prasme, vėlgi sakau, išsigydai gobšumą, piramidė nežlunga. Neišsigydai gobšumo, reiškia pats ją sugriauni. Niekur niekas iš niekur nedingsta. Ta prasme, patys žmonės atsakingi už dalyvavimą joje ir už jos ilgalaikiškumą. Ta prasme, žmonės ten, ta filosofija, kur ten žmonės baigėsi tenai, kada bus paskutinis, reiškia, vartotojas. Kaip pavyzdys, atėjau, aš padėjau mėnesio, ne? Sekantį šindėlį padėsiu 3, 6 ir 12 mėnesių. Reiškia, aš padėjęs 6 ir 12 mėnesių, lauksiu savo pinigų 6 ir 12 mėnesių, bet daleiskim, jūs ateinate ir įdedate po tam tikrų laikotarpių 1 mėnesių. Tai reiškia, aš vėliau už jūs pasiimsiu savo pinigus. Suprantat? Čia ta prasme ta logika, kur paskutinis būtinai maitina viršutinį, tai nėra taip. Už tai ir sakau, kad čia ne geometrinė figūra ir piramidė, čia yra sfera. O jeigu jūs, po to mėnesio suprasite, kad jūs negaunate tų pinigų? Tai aš būsiu pats kaltas. Kodėl? Nes mano apsisprendimas buvo tame dalyvauti. Bet jūs tikėjote, o aš nieko netikėjau. Mane neapgavo. Aš aiškiai paskaičiau, jokių garantijų, nieko ta prasme. Mano apsisprendimas. Aš nepragėriau tų pinigų, pasirinkau jų nepragerti, neišleisti, nepadovanoti, o aš įdėjau į sistemą. Viskas, ta prasme, kad sistema gyvuotų. Tai jūs nepasijausit apgautas, jeigu jūs negausite tų pinigų? Tai neįmanoma, ta prasme, aš aiškiai suvokiu, net jeigu šita sistema subirės, aš, ta prasme, tada stosiu į tų žmonių gretas, kurie, ta prasme, eis kur nauja, ta prasme, nes tai yra, ta prasme, absoliučiai aiškus sistema, mechanika, kaip išsipirkti gaublį atgal, kad mes visi galų gale, ta prasme, truputėlį pailsėtume. O gal tai yra tiesiog elementarus sukčiavimas, norint pasipelnyti? Pasipelnyti? Taip, iš visų žmonių, iš lengvatikių. Surinkti indėlius, surinkti pinigus. MMA nėra nei vieno lengvatikio. Nėra nei vieno. Ta prasme, nepažįstu net jau. Nes, ta prasme, lengvatikiai, tai tikisi atsikėlę šiandien iš ryto sumokėti pigiau už benziną, negu jie sumokės.
už šitą piramidę, ta prasme. Va čia yra lengvatikiai. Ta prasme, kur vis dar tikime, kad visa ta pasaulio ekonomika išspręs savo problemas. Va čia lengvatikiai. O MMM nėra lengvatikių. Yra pozityvų žmonės, kurie, ta prasme, turi dar tiek savyje linksmumo, kad gali matyti visame šitame skausme ir skurde pozityvą, kad galima judėti į priekį. Kodėl mes negalim paskaičiuoti nei tų žmonių, kas dalyvauja šitoje sistemoje, nei tų piniginių įnašų? Dabar tiesiog sistema sudaryta kaip kiekvienas žmogus, kuris nusprendžia dalyvauti šitam projekte, tos savo piniginės lėšas, kuris jisai nori investuoti į šitą sistemą, padeda į savo asmeninę sąskaitą banke. Pinigai neiškeliauja niekur. Nei man, nei Mavrodžiui, niekam. Pinigai guli žmogaus sąskaitoje. Jūs neduodat įgaliojimų, tas žmogus neduoda įgaliojimų kažkam kitam tvarkyti jo sąskaitą. Ar duoda? Ne, jokių įgaliojimų. Čia yra jo sąskaita, jisai neperduoda ne vienam žmogui kažkokių tai kodų ar panašiai. Tiesiog pilnai tvarkosi su savo sąskaita pats. Sakysim taip, susirinko kažkokia tai žmonių komanda, apie 10 žmonių. Kiekvienas laiko pas save tos pinigėlius. Ir atsiranda vis dėlto tarp tų 10 žmonių dažniausiai kažkoks vadovas, kurį mes ir vadiname dešimtininku, kuris atlieka monitoringo funkciją. Stebi, jo. Jisai žino, kad ten pas Petrą 10 litų guli, ten pas Mariną 20 ir panašiai. Jisai mato iš viršaus tavo bendrą situaciją. O kaip jis mato, jeigu sakėt, neturi jokių prieimimų kodų nieko? Žmonės gale tam žmogui turi pranešti, kiek jie įnešė į šitą sistemą ir automatiškai vadovas pasirūpina to, kad elektroninėme kabinete, šitam virtualiam, buvo jam atitinkamas kiekis Mavro dolerių tų nupirktas. Ir tas žmogus, reiškia, mato bendrą tokią situaciją. Yra tam tikros taisyklės paskelbtos Mavrodį puslapyje. Jisai jos sugalvoja ir tie žmonės, kurios priėmė žaidimo taisyklės, jų laikosi. Po mėnesio tas Petras, kuris įdėjo 10 litų, jisai turi paimti atgal savo pinigus su tam kažkokiu tikrų prieaugiu. Nors tas prieaugis nebuvo jam nei pažadėtas, nieko, visur sistemoje parašyta, kad jūs galite prarasti tos savo pinigus, niekas jums nebus gražinta, netikėkite net to prieaugiu savo, bet viskas veikia. Grįžim prie to, žmogus ateina laikas. Jisai parašo tam žmogui, kuris atlieka monitoringą laišką, kad aš noriu gauti pagal tas taisyklės viską. Ką daro žmogus atliekantis monitoringą. Pažiūrė, kiek pinigų yra pas tos žmonės, jo 10. Ir automatiškai jisai paprašo kiekvieno atskiro dalyką pervesti tam žmogui, kuriam suėjo laikas gauti indėlį, tiek pinigų, kiek trūksta. Taip paprasta? Na gerai, jie perveda. Bet iš kur naujų pinigų gauti? Nesgi procentai tai dideli pas jūs tam? Procentai dideli, bet jūs nepamirškit, kad pinigais dalinasi nei vienas, nei 2, nei 3 žmonės, o galų gale gana didelė bendruomenė. Tai jeigu pas tą... Ir pastoviai auga. Iš kur ateina pinigai, jo, kad procentai ten fantastiški, bet ir jūs sakėt, gausite 80%. Bet čia tik šitą prasme, tik tai šita situacija yra. Šiaip yra 20%. Bet vis tiek labai daug. Kodėl? Todėl, kad bankė tiek niekada negausite. O tai reiškia bankė mažai, ne čia daug, o bankė labai mažai, gali būti tokia logika. Ta prasme, tai yra visiška logika tokia, kad šita sistema, kaip ir minėjau, išpirkinėja atgal. Ta prasme, bankai supirkinėja visą gaublį ir deda mūsų susiskolas, nes tokia skolų ekonomika, ta prasme, kapitalizmas. Mavrodžio sistema išpirkinėja atgal tos visus, ta prasme, dalykus atgal, tai koks save gerbiantis, ta prasme, verslininkas, matydamas tokį nuotėkį, ta prasme, jo biznio, ta prasme, nesiims, ta prasme, kažkokių tai veiksmų. Ir kreiptis į prokuratūrą, tai gaunasi, kad jau visiška desperacija, nes jeigu tu negali jokiais teisiniais būdais, ta prasme, užklausom ar dar kažkokiais tai variantais, ta prasme, spręsti tokių savo biznio problemų, o tu kreipiesi į policiją ar ten į prokuratūrą, tai rodo, kad tikrai jiems trūksta informacijos ir čia jau šiek toks, ta prasme, bandymas, nežinau, gal sureikšminti, gal kažkokią baimę sėti tarp žmonių. Žinot, visi, ta prasme, nori
būti pozityvūs, geri ir faini. Čia kalbama apie kriminalinį nusikaltimą, tai yra vertimasi neteisėta veikla. Klausyk, ar močiutė duodant anūkui 10 litų, ta prasme, nusipirkti ledų, irgi verčiasi neteisėta veikla? O jūs tai palygintumėte? Taip, aš palyginčiau, ta prasme, nes aš draugui, kai paskolinu 100 litų, nes šiuo metu jis neturi jų, tai aš, ta prasme, tiesiog žmogus žmogui, ta prasme, žmogus žmogui. Aš disponuoju savo asmeniniam lėšom ir aš savo draugui, ta prasme, žmogui, kuris man rūpi, aš galiu skirti tas lėšas arba negaliu. Jeigu aš negaliu, aš sakau, aš negaliu. Visa ta sistema MMM yra vadinama sukčiavimu, aferizmu, kaip dar? Nu, žinot, kai nori ką nors, ta prasme, prieš kažką kovoti, tai toksai, pirmiausia, kokias metodikas naudojai. Sumenkinimą ir išjuokimą, ta prasme. Senas metodas, tas nieko, ta prasme, nejuokinkit, žinai, iš tos. Ta sistema vieną kartą jau žlugo ir tuomet Čia ne ta sistema, čia ne tie žmonės praėjo, ta prasme, gerokai metų. Mavrodis tas pats. Mavrodžio matematika ta pati. Ta prasme, tai algoritmas tas pats. Tai idėja ta pati. Žmonės pasikeitė prioritetai, galimybės pasikeitė. Ta prasme, mes žlugome tarp nuo 94 metų, 98 Rusijos krizė. Ta prasme, žiūrėkit, pas mus pastarųjų 5 metų situacija kokia yra. Ta prasme, žmonės keičiasi. Žmonėms reikia gelbėjimosi ratų jiems patiems, iš jų pačių. Žmonės patys tik save ištrauks iš savo duobės. Nei Mavrodis neištrauks, nei dešimtininkas neištrauks, nei tūkstantininkas, nei Andriejus neištrauks. Mes patys atsakingi už savo, ta prasme, gyvenimus. Ir reiktų prisimti atsakomybę galų gale, nes sėdėti prie teliko ir laukti, kol už tave valdžia viskas nuspręs, ta prasme, tai reiškia, kenkti viskam. Pasyvumas yra kenkingumas. Jūs, Andrėjau, esate turtingas žmogus? Nepasakyčiau. Eilinis vidurkis. Koks jums pelnas iš to sistemos? Kaip tokio pelno ir nėra. Aš daugiau šitoje sistemoje dalyvauju dėl visos tos idėjos. Aš noriu gražinti tą mūsų gaubliuką žmonėms, ištraukti jų iš tų bankyrų ir dabartinės ekonominės sistemos rankų. Taip, aš virtualus. Kai visas gaublys bus viena, ta prasme, mavrai, bus viena valiuta mavrai, ta prasme, ne? Va tada Andriejus, ta prasme, bus tas žmogus, kuris turės akumuliavęs daug pinigų ir galės daryti gerus darbus. Ta prasme, čia keičiasi vektorius, žinot, dabar tas visus didžiausius pinigus turi žmonės, kurie nori juos apsikabinės laikyti. O MMM sistemoje žmonės turės pinigus tie, kurie juos kaip tepalą naudos varikliui. Nes dabar pinigai suvokimi kaip variklis, o iš tikrųjų tai yra tepalas, ta prasme, tai yra apyvarta, nes įsivaizduokim, žmonės ima iš sistemos pinigus, perkasi daiktus, vėl grąžina pinigus į sistemą. Jeigu aš ateinu su Andriejum, ta prasme, ir turiu kažkokį tai, pavyzdžiui, idėją, kaip kažką, aš daleiskim noriu jam ką nors parduoti, ne? Tai kokio velnio mums, ta prasme, maišyti tas visas likusias valiutas, kai mes galime atsiskaityti su mavrais. Iš jo 100 mavrų, ta prasme, nubrėžta, jam 100 mavrų perves į mano virtualų kabinetą. Ir kol aš nenuiminėsiu jų, tol jie bus tiesiog virtualūs. Čia klausimas tai. Ir esmė yra ne kiek tu pinigų turi, ne klausimas, o ką tu su jais veiki. Čia atskleidžia, ta prasme, žmogaus potencialą šitoje visoje erdvėje. Tai, ta prasme, Mavrodžio sistema vėlgi leidžia, ta prasme, žmonėms, kurie yra edukuoti, išsilavinę, ta prasme, suvokiantis, ta prasme, globalius reiškinius, judėti, ta prasme, ekonominiam lygyje, ta prasme, verti to, kaip jie ir yra, ta prasme. Jie leidžia pasijusti žmogumi, kur tavo prioritetas ne pinigai, o ką tu su jais veiki. Nes dabar šiuo metu, ta prasme, ekonomika pastatyta ant to, kad pinigai. Visa ekonominė sistema dabartinė apkrauta institutais, ta prasme, ekonomistais, krūva žmonių, kurie nuo ryto iki vakaro rašo mokslinius darbus, ta prasme, ir veikia šitoj sistemoje, ne? Ir alternatyva yra tokia pati gera sistema, kuri stovi ant vieno žmogaus smegenų. Ta prasme, kur nėra jokio kompromiso. Čia niekas neina jokius kompromisus. Čia Mavrodis, kaip pasakė, taip ir yra. Ir jeigu tu nori žaisti ir nori dalyvauti, žaisti čia, ta prasme, sąlyginis žodis. Man tai dalinai šitas dalykas vis tiek yra žaidimas, kaip ir visas gyvenimas. Tai, ta prasme, nori dalyvauti, ir ateik. Jis vieną dieną ateis ir pasakys, ta prasme, sėkmės visiems. Tai kas tai atsitiks? Tai reiškia, kad visų pinigai liko jų sąskaitose ir jie tiesiog negavo savo virtualių bonusų, kurie virtualūs yra. Bet pinigai tie liks jiems, kuriuos jie įdėjo? Tai aišku, nes jūsų skaitose jie guli. Bet jūs sakėte, kad būna taip, kad reikia tų pinigų kažkiek kitiems ir tada yra pervedami jie. Tai reiškia, ta prasme, tą dieną, kas pervedė pinigus, ta prasme, bus tiesiog pakliuvęs į tą susitarimo lygmenį, kad
jokių garantijų nėra. Nu, sakys, nu, aš pervedžiau pinigus ir baigėsi. Tai, Nu, čia, žinot, kai nusipirkau loterijos bilietą, nutryniau, nieko nelaimėjau. tai aš ir jūs sakėt, bet tai nepanašu nei loterija, nei kazino. Ne, tai Kur čia sėkmės faktorius lemia, o Čia, ta prasme, sėkmės faktorius lemia, ta prasme, pačios sistemos ilgamžiškumo, reiškia, kontekste. Jeigu niekas, ta prasme, netrukdytų ir, ta prasme, visi geranoriškai tie, kurie nori, ta prasme, sąmoningai dalyvautų, ta prasme, tai yra puikiai sistema, ta prasme, veikti taip, kaip jinai veikia. Tu nori kažką, ta prasme... Jo, jūs pas mus buvo, kiek egzistuoja mūsų sistema, tai jūs pažiūrėkit, jau praėjo metai jo, ir sistema gyvena. Nėra jokių garantijų, jo, bet kažkodėl žmonės jungiasi ir gauna savo pinigus. Turbūt vienintelis dalykas, kur galioja žodinis susitarimas, ne, nes visur kitur viskas, žinai, taip, sutartys, čia mes tą 3 popieriai, žinai. Nei sutarčių, nei garantijų, bet kažkodėl viskas važiuoja. Tai palaukit, jūs pervedat pinigus šiaip savo žmogui, o kaip jūs tai apiforminat? Na vis tiek. Niekaip, nu, to prasme, padeda vienas kitam žmogui, to prasme, paprastų žmonių vienas kitam pagalbos sistema. Įsivaizduokit, kiekvienas žmogus gavo kažkokį tai, savo atlyginimą. Tie pinigai jau yra apmokestinti. Tai aš ką, negaliu susitikti kažkokį tai žmogų gatvėje, duoti jam pinigų, jeigu man, Nors elgetavimą dabar, reiškia, žinai, kaip kriminalinė, žinai. Tas, kad neturi valgyti, jis yra nusikaltėlis, žinai. Bet aš gerai, aš uždirbau 1000 litų, bet 100 litų aš galiu atiduoti kažkokiam žmogui ten iš gatvės arba draugui, tiesiog jį kažkaip to paremti. Gatvės muzikantas groja, ne, tu gali įdėti kelis litus. Tai ir mes irgi, kaip ir bandom palaikyti tokį devizą, kad su savo pinigais darau, ką noriu. Aš, tarkim, norėčiau patekti į jūsų sistemą. Aš noriu užsidirbti daug pinigų, man patiko tie pažadai, kad įdėjus metams aš gausiu labai daug procentų. Tai ką man daryti? Kaip man tai padaryti? Ar tai sudėtingas procesas? Procesas, nepasakysiu, kad jisai yra labai sudėtingas. Visi puikiausiai žino puslapį Mavrodį, kuris dabar jau tikrai visose paieškos sistemoje ten stovi pirmose vietose, tas sergejmavrodi.com. Arba galima užsiregistruoti per tą saitą, ten yra viskas parašyta. Vienas minusas, kad visa informacija pateikta rusų kalba. Po truputį jisai, aišku, verčiamas ten į anglų, prancūzų. Bet aš mačiau lietuviškai viską. Taip, tai aš noriu prie to pereiti. Dabar mūsų reklamos agentūra padarė lietuvišką puslapį ir jeigu jūs esate žmogus iš Lietuvos, atidarote tą portalą ai.mmm.eu, ten yra atskiras skyrius, man atrodo, registracija jisai vadinasi. Ten surašyti žmonės, ten vardai, pavardės, elektroniniai paštai, Skype kontaktai, telefonas. Čia yra tie žmonės, kurie atlieka tą monitoringo funkciją, taip vadinami vadovai. Galima su bet kuriuo iš tų žmonių susisiekti, jisai suteiks jums pilną informaciją apie tą sistemą, padės jums ten pirmosiuose žingsniuose, papasakos apie